Give me microphone. Nu ką, šiandien padarysim ar workoutą? Reikia man kažkokio naratoriaus, kuris už mane kalbėtų mano žodžius. Nereikia moderatoriaus, kad už mane čia kalbėtų žodžius. Gerai pasirinkti šitą. Okay. Gerai. Šiandien rankų diena. Kodėl? Todėl, nes dariau krūtinę nugarą ir nusprendžiau nedaryti iš tikrųjų krūtinės nugaros šiandien, nes iš tikrųjų gan efektyviai pakačelinau krūtinę nugarą ant turnikų. Tiesiog dirbdamas su savo kūno svoriu. Labai gerai jaučiasi, dar visą skauda iš tikrųjų. Tai šiandien pradėsim nuo rankų. Gerai, pratęsim, kažkokie nesklandumai, kažkokie nigeriai įsilaužinėja, maišom akačelintis. Reikia pačekinti savo svorį. Obis čekas. 104. Nu, taip. Not bad. Karočią, pradėsim nuo mankių ir darysim, žinai ką, darysim su ganteliais. Su ganteliais, kurlus. Ir aš noriu juos užkelti iki tol, kol aš galėsiu su kokiais atstumą. Su kiam kilų, kiekvieną ranką daryti. Tada bus didelės bankės. O dabar štai, kaip slovakas galiu po 20 kilų. Kiek moki man už filmavimą? Nemoku. Kameramenam nemoki? Aš pas dar negaunu. Moku. Gerai, Markė. Antras setas. Nu ir nežinau, neturiu ką pasakyti. Jokios magijos nėra. Tiesiog antras setas. Tu durnas kaip Rams išsipumpavo. Ui. Jau, einam pampą pačekinti. Palibomą. Nu, gražuolę papasuok. Mažas, aš savo.
Netrūksta daug, labai daug trūksta. Daug. Okei, nereikia special efektų man. Special efektai bus dabar va, kai darysiu Kaldgrybės pres. Okei, šalinam šalutinius garsus. Nichuja, žinok. Normaliai, viską padarysim, все. Viskas. Actions ant manęs, viskas darom. Kaldgrybės presą. Blin, susimašiau, galvojau daryti dar, bet jaučiu labai slysta. Bijau, kad išslyst nugrius ant manęs. Reikės dar vienas tikrai padaryti. Dar vieną. One more. Žinai, čia kaip kazinkiai. Dar vienas spina. Gal bus vienas. Tipo, tai va. Tipo. Supranti, ką kalbu. Tikrai supranti. Okei, slidų gripą mes sprendėm šitą problemą, biškį kridos. Nėra jokios problemos, kurios negalėtų spręsti biškį truputį kridos. Ir biškį geresnį gripą duoda. Taip ir gyvenime viskas veikia. Biškį kridos, tada gripas geresnis, tada nieks neslysta tavo iš rankų gyvenime. Ir viskas algot. Ir tada tvarkingai viskas. Good shit. Tikrai good shit. Einam damušti ant kabelio. Tricepsą. Nurusiu. Blemba, ir jau 9 kilų jau gan lightweightas. Gal kitą reikės didinti svorį. Jeigu svoris didėja, žinai, kas irgi didėja. Bankės. Maištai irgi didėja, raumenis. Jeigu didėja jėga, tu irgi pats fiziškai reiškia didėja. Vis kaip nebūna. Nori būti stipresnis, turi būti didesnis. Okay, laikas daryti toliau. Samas šneka kameramenas. Beibečiau. Все, dabar laikas daryti triceps iš kitos pusės. Ir viskas. Nėra ką daugiau pasakyti, viskas. Tricepsas. Ekauja, kodėl iš kitos pusės? Ir kodėl ne ant tiesiog štangos? Nes ant tiesiog štangos labai natūralus, judesys, jeigu sutiesi daryti.
apšiai nenatūralus judesys. Plius, kai bus didesnis ir didesnis bankės, tikrai pajaus, kad, nepatogu daryti, va tai va, visiškai ant tiesaus štangos. O biškai pasakė. Ir iš karto tas diskomfortas išnyksta. O tai va. Tai nėra. Bet darysim daug klaidus. Nes šitas nepasakė. Geras setas. Tikrai. Shit, not bad. Ok, tas pats dalykas su kabeliu čik deltoidai. Ir šiandien ne tai, kad ganteliuką kažkokį mažiuką pridėsiu, o šiandien jau ganteliuko nebebus. Čia jau naujas blynas eina. Ir jau 1, 2, 3, 4 plėtė ant šito pratimą. Aš prisimenu pirmą kartą kažkada pabandžiau, ir jisai vieną uždėjau, ir jisai, wow, koks sunkus šūdas iš tikrųjų. Tikrai sunku. Bet 6 metus paskaičialinau ir dabar jau galiu 4 vietoj vieną. Svarbiausia, progresas yra progresas. Svarbiausia, tu progresuoji. Čia yra svarbiausia. Nesvarbu, kiek tas mažas progresas. Svarbu, progresas. Iškart jaučiasi, kad svoris didesnis. Tikrai. Bet geras. Kitą treniruotę jau bus lengviau, kitą dar lengviau ir dar taip auksim. Progresuosim.
Wow. Svoris irgi čia padėjo. Biškai pakėlė man galinę dėl to. Ir pampas nesveikas. Po ribom reikia pačekinti. Все, šiandien viskas. Šiandien baigiam. Treniruotė baigta. Nu все. Ačiū, kad žiūrėjai.